Sveiki, tęsėme kompleksinės pagalbos vyrams ir moteriams temą, kai jiems yra sunku, kai jie įklimpsta į priklausomybės ar patenka į skyrybų etapą. Ir šiandien kartu su manim yra Asta Montvydienė, emocinės pagalbos konsultacijų centro vadovė, ir Barbara Goilink, psichologė. Tai prašom, Barbara, prisistatykit ir pasakykit, apie ką jūs norit pakalbėti. Labą dieną visiems, mano vardas Barbara Goilik. Aš esu psichologė ir mokausi psichoterapijos ir norėčiau su jumis pasidalinti tokiomis mintimis. Norėčiau atkreipti dėmesį visų į tokią temą, kuri yra gana tokia neakivaizdi, jautri, kontroversiška kartais ir gana kartais sudėtinga praktikoje ir gana jautri tema. Tai pavadinimas temos yra, kaip mes kartu čia bandėm versti į lietuvių kalbą, tėvų susvetimėjimas. Deja, nesuradau niekur dar vertimo tokio į lietuvių kalbą, angliškai parental alienation. Tai jeigu taip konkrečiai, tai galima būtų pasakyti vieno iš tėvų, tėvo arba motinos susvetimėjimas arba atstumimas arba alienacija. Taip. Ir šitą temą norėčiau paliesti irgi dėl to, kad kalbant apie vyrus, mes visi žinom, kad tėvo tema arba vaiko ryšys su tėvu yra labai svarbus. Ir ši tema nėra tik tai apie vyrus, bet dažnai jinai yra apie vyrus. Ir dar pasakysiu, kodėl dažnai su vyrais situacija turi savo specifikos. Bet pati tema liečia ir vyrus, ir moteris. Taigi va, tėvų arba vieno iš tėvų susvetimėjimas yra, dabar va tokį pabandysiu jums duoti tokį aprašymą, apibūdinimą to dalyko. Tai yra procesas, kai vaikas nutolsta, susvetimėja su vienu iš tėvų, tėvu arba motina. Ir tai yra kito iš tėvų psichologinis manipuliacijos pasekmė. Tai nėra pasekmė šito tėvo ar motinos kažkokių blogų neigiamų veiksmų, poelgių. Ir tas vaiko susvetimėjimas yra neproporcionalus jokiems to tėvo ar motinos veiksmams, ar ne? Ir neįmanoma objektyviai paaiškinti arba pateisinti šito dalyko. Šitas tėvų susvetimėjimas gali apsireikšti kaip vaiko baimė, nepagarba arba priešiškumas vienam iš tėvų. Ir aišku, ekstremaliu atveju bendravimo nutraukimas yra, ar ne? Ir dažniausiai tai vyksta tėvų separacijos, tėvų skyrybų kontekste, ypač jeigu vyksta teisminės procedūros, bet nebūtinai, dėja, bet nebūtinai. Tai va, turim čia dabar du terminus. Tas manipuliuojantis tėvas arba motina, tas, kuris nustato kitą iš tėvų prieš vaiką, tas, kuris manipuliuoja, kuris taip padaro, kad vaikas atstumtų tą kitą iš tėvų, kuris tą blogą įvaizdį kūrė. Jis yra vadinamas atstumiančiuoju asmeniu arba alienuojančiu atstumiančiu asmeniu, o tas prieš kurį yra nukreipta ta manipuliacija yra vadinamas dabar alienuojamu asmeniu arba
atstumiamu asmeniu, tas, kuris atstumtas. Ir tas yra svarbu. Ir kokie yra simptomai. Dabar mes pašnekėsim apie vaiką, kaip galim pamatyti tą procesą pagal vaiką, kas vyksta vaike. Tai yra staigus tokio nusistatymo širdies pokytis, taip, širdingumas ir šiltas ryšys su vienu iš tėvų virsta priešiškumu, grubumu, žeidžiančiais komentarais. Dažnai nėra kaltės jausmo, bjauriai elgiamasi, bet nėra jokio kaltės jausmo dėl to. To nėra paaiškinimo tai neapykantai. Ir vaikas pats dažnai negali paaiškinti, negali surasti priežastį, kodėl tie jausmai taip pasikeitė. Ir dar yra dažnai toks labai stiprus kritiškumas, netgi žiaurumas, kuris, šiurkštumas, kuris visai neproporcingas tam, kas vyksta tarp jų. Taip pat vaikas atsisako pakeisti tą nuomonę, tą savo nusistatymą, užsispyręs, labai toks užsispyrimas yra toje neigiamoje nuostatoje. Vaikas dažnai neigia, kad kažkas įtakojo jo nuostatos pokytį. Ir jeigu tėvas arba motina bando sušildyti tą ryšį, to vaiko jausmus, tai neveikia. Ir meilė ir rūpestis tiesiog neveikia. Tarsi yra siena ir nieko negalima padaryti. Dažnai būna absoliutus lojalumas vaiko kitam iš tėvų. Kartais būna toks priešiškumas visai šeimai šito atstumto tėvo arba motinos. Ir labai svarbus toks simptomas yra juodai baltas mąstymas, nelankstumas. Tas tėvas arba motina, kaip kažkoks monstras ir net nekalbam apie tai. Ir kai žiūrėjau, kai šneka vaikai, kurie tai išgyveno, bet kurie jau būdami suaugusieji suprato, kas įvyko, tai jie pasakoja, jeigu to vaiko paklausti, ką tėtis, mama gali padaryti tam, kad pagerėtų jūsų santykis, kad tu norėtum susitikti, kad būtų geresnis ryšys, tai vaikas sako, nieko, jis nieko negali padaryti. Šitas yra labai svarbus man toks simptomas, kad paklausi vaiko ir jis nemato tokias galimybės, netgi negalvoja apie tai. Tai tokie būtų, yra ir daugiau, bet tokie maždaug simptomai būtų. Dabar norėčiau pašnekėti apie žalą, nes kaip mes visi suprantam, žala vaiko psichikoje ir vaiko gyvenimui yra didelė. Didėja pyktis, vaikas dažnai mažėja užuojauta kitiems, kažkoks žiaurumas kartais, bejėgiškumo jausmas, aišku, žema savivertė, mažėja savivertė, nerimas, depresija, potrauminio streso sutrikimas ir toks palikimo jausmas. Ir reikia suprasti, kad šitoje situacijoje dažnai vaikas išgyvena situaciją praktiškai kaip to vieno iš tėvų mirtį arba palikimą. Vaikui tai labai, labai panašu. Ir tai trauma yra labai didelė vaiko, iš tikrųjų. Ypač jeigu tas ryšys buvo labai šiltas, tai įsivaizduokit, kas tai yra. Daug ekspertų sako, kad reiktų šnekėti apie tą labai rimtą smurtą prieš vaikus. Kai kurie net šneka, kad tai reikia atskirti kaip tokį atskirą netgi vaiko psichikos sutrikimą. Tai, kad vaikas išgyvena po to, aišku, čia tik kai kurie, bet yra tokia mintis, kad kaip atskiras iš vis toks, gal nesutrikimas, bet tokia situacija psichinė vaiko, psichologinė vaiko. Nes,
yra kai kurių tokių specifinių momentų, nors jeigu bendrai šnekant, tikrai aš tikiu, kad galima šnekėti tikrai apie smurtą, psichologinį, aišku, smurtą prieš vaikus. Va, gal dabar norėčiau dar pamiršau, vat, pristatymą pasakyti, kad kodėl dar ta tema man tokia irgi labai svarbi, nes asmeniškai turėjau tokią patirtį, mačiau žmogų, kuris išgyvena tokią situaciją ir tai yra labai žiauri tema, labai sunki tema. Gal vėliau pasakysiu jau gale kodėl, bet jo, tai mane taip paveikė labai ir iš tikrųjų labai, man atrodo, svarbi tema. Tai va, norėčiau pašnekėti dabar apie labai truputį apie teorijas, kaip tai yra aiškinama. Aišku, mes galim jau įsivaizduoti, kodėl taip vyksta, bet keletas teorijų šneka apie tai, kad tas tėvų susvetimėjimas gali įvykti, kai separacijos skyrybų procesas aktyvuoja viename iš tėvų vaikystės traumą ir skaudžius neadekvatumo buvimo paliktų jausmus ir įvyksta tokia paranoidalinė vaikiškų traumų baimių projekcija į kitą tėvą arba motiną ir toliau matome tą neadekvatų toksišką elgesį ir ypač tai pasakytina apie žmonės su asmenybės sutrikimais arba tendencijomis, tai ypač čia būtų ribinė arba narcistinė asmenybė. Taip? To tėvo, kuris arba tos motinos, kuris tokias manipulacijas vykdo ir kuris taip neatsakingai, taip žiauriai elgiasi, toksiškai ir visiškai nepriimtinai. Nes tuo momentu to suaugusiojo vidinės problemos viską nušluoja ir tas žmogus nemato, kad čia yra apie vaiką, o ne apie jį. Ne? Tas negebėjimas, toks negebėjimas suprasti, kur kas ir kas svarbiau. Ir atskirti savo vidinės problemas nuo vaiko. Bendrai šnekant, vėlgi, čia dabar norėčiau pasakyti apie tos stereotipus. Galbūt taip iš karto ateina mintis, kad dažniau motinos būna tos, kurios padaro taip, kad vaikas atstumtų tėvą. Iš tikrųjų vyksta tai į abi pusės, ta prasme būna ir tėvų, ta prasme vyrų tėvų aukų tų manipulacijų, būna moterų aukų tų manipulacijų. Ir daug yra tyrimų, kai kurie tyrimai rodo, kad tėvų vyrų aukų tų dalykų yra daug ar daugiau, kiti tyrimai rodo, kad ne viskas taip vienareikšmiška. Tendencija yra, kad skirtumas mažėja tarp lyčių, tarsi išsilygina čia ir galbūt tai yra todėl, kad tas iš tėvų, kuris turi daugiau galimybių atstumti vaiką nuo kito iš tėvų, tas tai ir daro, ir tokie išeina ir procentai. Ir dažnai galbūt tai yra tas iš tėvų, kuriam priskirtos yra globos teisės, nes turi daugiau laiko, daugiau galimybės bendravimo su vaiku. Taigi tradiciškai motinos dažniau gaudavo vaikų globos teisę, bet aišku, dabar tai keičiasi. Tai nežinau, ar džiaugtis, ar liūdėti, neaišku, bet tokia tendencija yra. Na, aišku, yra dar toks pastebėjimas, kai kurie ekspertai teigia, kad moteris vykdo tą alienaciją, sunku išversti, ta manipuliacija, tokį dalyką, daugiau per subjektyvią tikrovę, netiesioginę įtaką, tarsi vaikui kūrė tokią kažkokią
realybę, tokią tikrovę, kažkokias tiesas ir vaikas pradeda tuo tikėti netiesiogiai, taip subtiliau. O vyrai daugiau per objektyvę tikrovę, per tiesioginę kontrolę, neįsi pas mamą, nedarysi to, negalima, neleidžia. Vėlgi galvoju, kad tie dalykai galbūt ir keičiasi, bet yra viena iš tokių minčių, kad kitaip tas būdas kitaip tai vyksta, bet vis tiek blogis yra tas pats ir žala yra ta pati. Tai va, dabar dar man labai svarbus momentas yra, kodėl vyrams, tai gal mano manymo, kodėl vyrams ta tema ypač sunki gali būti, dėl keleto priežasčių ir kodėl vyrai gal nelabai moka dažnai su tuo kovoti, netgi tvarkytis. Čia man yra toks iš kultūros, galbūt iš biologijos, galbūt iš kultūros, čia jau kita tema, bet vyrų polinkis nedalintis jausmais su kitais, neieškoti pagalbos, nesiskųsti, ar ne, nes čia taip, skųstis tai nevyriška, rečiau atsiverti pokalbiui apie savo skausmą, apie savo traumą. Pat šitas dalykas čia lemiamas gali būti ir dažnai tų komunikacijos gebėjimų tokia stoka arba kažkoks deficitas, tas polinkis laikyti savy, tas dalykas padaro jos daugiau pažeidžiamais tokiose situacijose, ar ne? Tai ir turim, aišku, kad yra žala ir poveikis tam tėvui arba motinai, čia turiu apie vyrus, bet galvoju, kad tai bus ir moterims. Tie tėčiai, kurie yra susvetinti, kuriems yra kurie būna atstumti savo vaikų, arba vaikai nuo jų nutolsta, jiems, aišku, yra padidinta savižudybių rizika ir depresijos, nerimo ir kitų dalykų blogų, ypač jeigu jie negauna jokio palaikymo iš nieko ir savivertė krenta, aišku, priklausomybės nuo substancijų, tai ir visi tokie dalykai. Norėčiau dabar irgi pasakyti apie tą bejėgiškumą galbūt dar čia. Nes tas žmogus, kurį pažįstu, kodėl mane ta tema užkabino, nes labai toks yra bejėgiškumas, nes yra mūsų visuomenė ir kažkaip yra tie stereotipai ir mamos, jeigu tai yra vyras, tai mamos santykis su vaiku labai būna toks sakralintas visuomenė, toks šventas ir dažnai tas posakis mama visada myli ir tokie dalykai labai padaro, kad tas vyras yra toks, kaip uždarytas, nieko negali padaryti, nes ir gal ir žmonės ir nepatikės jo ir toks yra tarsi bejėgiškumas visiškas. Ir jeigu šnekant istoriškai, anksčiau moteris galbūt buvo ten finansiškai priklausomas, kažkaip ten priklausomas nuo vyrų, fiziškai silpnesnės. Ir jų buvo toks bejėgiškumas prieš vyrą. Tai dabar man atrodo, ta specifika yra tie dalykai, apie kuriuos pašnekėjau, tai polinkis vyrų taip užsidaryti, nesiskusti. Tai daug kitų dalykų padaro, kad yra toks kažkoks bejėgiškumo situacija kažkokia. Ir man šitas labai, labai liūdna yra. Ir tai yra, galvoju, kad galima su tuo kažką daryti, reikia sukurti tuo kažką daryti. Nenorėtųsi, kad kažkokia grupė visuomenė būtų tokia situacija, kai nėra išeities ir nėra pagalbos. Taip neturėtų būti. Tai gal keletas tokių patarimų, gal rekomendacijų, ką daryti tokioje situacijose.
tokia situacijoje, aišku, svarbiausias dalykas - nepasiduoti kovoti. Nepasiduoti kovoti, negalvoti, kad jeigu, pavyzdžiui, tai yra vyras, o ten motina prieš jį nustatinėja, kad jinai eina visagalė, ta prasme, jis nieko negali. Ne. Tas pats ir aišku ir moteriams, jeigu tai yra jų situacija. Svarbiausia, nepasiduoti, kovoti dėl vaiko su kantrybė ir užsispyrimu. Ir dar, aišku, čia išminties dar reikėtų, bet labiausiai tai kantrybės. Keltis tokių rekomendacijų. Klausyk savo vaiko, surask jam laiko, erdvės, kur jam bus saugu, nekomentuok, neteisk, neabejok, tik klausyk be sprendimų, be baudų, be spaudimo, klausyk vaiko, ką jis šneka. Jeigu tai mažesnis vaikas, žaisk su savo vaiku, vaikas geriau, jeigu pats renkasi, ką žaisti, kaip žaisti, kur žaisti, kaip ilgai. Ir taip galima pamatyti, ko jam reikia, ko trūksta, ką tas vaikas jaučia. Tai laiko surasti jam. Ir aišku, būk kantrus su juo, rodyk besąlygišką meilę. Tai gali užtrukti net keletą metų. Tu esi suaugęs, jis yra vaikas. Situacija, aišku, labai sunki, bet viltis yra. Tik žinojimas, kad tai gali užtrukti labai ilgai, gali padėti čia. Taip, tai tų atstumiamų tėvų, motinų kančia yra reali, labai didelė. Ir vaikų, aišku. Galvoju, kad taip, žiūrint į ateitį, būtų gerai taip oficialiai pripažinti tai kaip rimto smurto prieš vaiką, tokį tipą. Ir tai gali būti reikalingų intervencijų pradžia, atitinkamų specialistų, tarnybų informavimas, edukacija, socialinių darbuotojų, teisėjų, su tolima tyrimų ir duomenų raida galima būtų galvoti netgi apie šeimos teisės kažkokius pokyčius arba adaptaciją, apie efektyvias programas, terapijas, paslaugas aukoms, šito tėvų susvetimėjimo aukoms. Vėlgi, skaičiau, kad buvo jau tokių Australijoje, Amerikoje buvo tokie atvejai, kai apie tai jau šneka ir teismuose, ir advokatai, ir psichologai. Tai šneka apie tai. Deja, yra labai daug kritikos, nes kaip jau sakiau, neakivaizdus dalykas. O kas ten žino, kaip ten iš tikrųjų. O jeigu tas kitas asmuo, tėvas ar motina, labai geras manipuliatorius, taigi gali ir teismą sumanipuliuoti. Tai čia labai toks neakivaizdus dalykas, bet visgi tai nereiškia, kad nereiktų su tuo nieko daryti ir apie tai šnekėti. Tai va, toks mano būtų pristatymas. Labai norėčiau, kad nebūtų daugiau žmonių visuomenėje, kurie jaustųsi visiškai bejėgiai dėl kai kurių kultūros dalykų, normų, dėl kai kurių nesupratimų, kai kurių procesų. Ir manau, kad labai svarbu būtų edukacija apie šitą fenomeną. Ir kuo daugiau žinosim apie tai, tuo daugiau galėsim padėti. Ačiū labai už jūsų. Ačiū. Aš tik vieną klausimuką tokį čia man kilo. Truputį jūs užsiminėt, kaip tas toks smurtas prieš tos vaikus gali juos paveikti perspektyvoje. Tai minėjot padidėjusi savižudybių rizika, depresijos, ar dar yra kažkokių, gal polinkis į alkoholį, lošimus, ar ten... Taip, į narkotikus. Taip, atvejis, kur aš pažįstu, mergaitė 18 metų, jinai ten pabandė narkotikų, nebaigė mokyklos, nors labai protinga mergaitė, nebaigė mokyklos dėl tokių depresyvinių dalykų. Dar gerai, kad paklausėt, prisiminiau labai gerą tokį momentą, labai pavojingą, labai žiaurų. Tai ir toj situacijoje tai buvo, ir skaičiau, kad tai dažnai būna tokia situacija, kai tas
tas manipuliuojantis tėvas ar motina, kai vyksta tas procesas, dažnai vaikas, kadangi jaučia, kad praktiškai prarado mylimą tėtį ir mamą, vaikas pradeda sirgti arba turėti psichologinių problemų. Ir tada tas manipuliuojantis asmuo gal kažkaip jaučiasi kaltas ar kažkaip ir pradeda tą vaiką visur vedžioti po gydytojus ir tarsi vaikui įtikinti, kad jis serga, kad jis ligonis ir pradeda ieškoti lygų. Ir šitam atveju, tos merginos atveju, tai jai buvo ieškojama ir anoreksijų, ir visokių ten, aišku, ir narkotikų, ten narkomanija tokia, ir visokių lygų. Ta prasme, toks to manipuliuojančio asmens noras prikabinti tam vaikui ligą, kad nesijausti kaltu. Nes dažnai vaikas, jo būsena pablogėja ryškiai, ypač jeigu ryšys buvo labai šiltas. Ir vat iš tų tokių, ką prisimenu, dar iš tų tokių patarimų, visgi viltis yra, ypač viltis yra, jeigu prieš tai buvo labai šiltas ryšys su vaiku ir jis buvo toks, tai svarbiausiais metais vaiko, ar ne, jeigu buvo šiltas ryšys, tada santykio atstatymo šansas yra daug didesnis praktiškai, jis tikrai yra, viltis tikrai yra, va šitas labai svarbu, gal kažką gali paguosti, tai va, ir kažką norėjau pasakyti, bet pamiršau dabar. Tai va, man labai tas žirdumas per tą tokią tarsi medikaciją vaiko ir ne tik tai noras vaikui ten įtikinti, kad jis serga, bet dar medikacija prasideda nesveika vaiko. Tai praktiškai paėmėm sveiką vaiką, traumavom vaiką, dabar lekiam pas gydytojus ir dar pradedam tą vaiką kišti jam vaistų, tai yra žiaurumas. Aišku, tas žmogus dažniausiai to nesupranta pats, jis pats, ar ne, bet tas dalykas, ir čia vienas iš simptomų, tarp kitko, ir čia man tai ypač žiauru šitas dalykas. Tai va. Ar Asta nori ką paklausti? Ja, aš ir norėčiau paklausti. Iš tikrųjų, man toks besiskiriantys tėvai, besiskiriant ar ne, vaikas lieka su vienu iš tėvų dažniausiai ir visas pyktis yra nukreipiamas į tą žmogų, kuris išeina. Tai dabar kaip pamatyti, kad tai yra būtent ta manipuliacija, psichologinė ta manipuliacija įsijungia, ar ne, prieš tą kitą tėvą, kiek tai yra natūraliai, nes tiesiog tai yra, šeima skiriasi. Taip, bet tas yra skirtumas, kad tas tėvas arba motina, kuris tą manipuliaciją vykdo, jis arba ji arba nori gerų santykių vis tiek vaiko su tėvu arba su motina, arba ne. Nes tas supratimas, jeigu tu myli vaiką, tu nori to santykių. Netgi jeigu tu šnekėsi prieš, tu nori, kad ryšys būtų, tu nori, kad tavo vaikas, ir taip jau visiems bloga, ir taip jau visiems sunku toje situacijoje, bet tu nenori našlaičio, savo vaiko našlaičio daryti. Tai man atrodo, visgi suaugęs žmogus, kuris turi tą atsakomybės jausmą, kaip man nebeskaudėtų, aišku, visi, kai skiriasi, tai man atrodo, visi kažką blogo šneka apie kitą sutuoktinį, bet nori to ryšio ir nori, kad susitiktų, nori, kad rūpintųsi, nori, kad vaikui būtų gera, tas būtent galvojimas apie vaiką. Aišku, ten žodžiais galima gražiai šnekėti, bet kaip vyksta iš tikrųjų, kas vyksta ir galų gale tai yra pagalba, tai yra praktiškas dalykas, jeigu skiriasi ir geras ryšys su kitu iš tėvų, tai tam kitam lengviau, jis daugiau laiko gali praleisti, gali finansiškai palaikyti, tai čia yra tai jau toks, ant kiek žmogus yra suaugęs ir supranta, kad vaiko gerovė yra labai svarbi. Vienas dalykas šnekėjimas,
o kitas darymas taip, kad tas ryšys vaiko su tuo kitu asmeniu nutoltų, mažėtų. Ir aš gal savo situaciją papasakosiu, nepapasakosiu, bet trumpai. Aš irgi turėjau skyrybas, tai labiausiai gyvenime norėjau, kad tėvas bendrautų su vaikais, labiausiai gyvenime, nes nesvarbu kaip su manim, bet su vaikais. Tai čia yra tas to brandos, tas rodiklis kažkoks ir ne egoizmo, o to rūpesčio vaikų. Tai jo, man atrodo, čia yra ta riba. Gerai. Čia gražiai pasakojate apie vyro, tai yra motinos tėvo elgesį su vaiku po skyrybų. O ar yra kažkokios informacijos apie tai, kai dar gyvena kartu, o jau yra nuteikinėjami prieš vieną arba kitą? Taip, yra tokių situacijų, irgi būna. Taip, taigi tas skyrybas, dažniausiai per skyrybas, bet nebūtinai. Nebūtinai, tai irgi taip būna, deja. Taip. Ačiū. Ar Asta turi dar kokį klausimą? Ačiū. Ačiū, Barbara. Atskleidėt, parodėt mums dar vieną mūsų visuomenės votį, galima sakyti, tokią žaizdą, kurią turėsim gydyti. Ačiū Jums, kad pasidalinom ir tikiuosi, kad prisidėsite prie to, kad taip prieš vaikus nebūtų smurtaujama. Iki. Ačiū Jums labai. Ačiū. Viso Gero.